Sveiki visi. Pradedame jaunimo ir socialinių reikalų komiteto posėdį. Posėdyje dalyvauja visi komiteto nariai. Turime kvorumą. Posėdyje numatyti 27, palaukit, atsiprašau. 27 sprendimo projektai. Ar būtų kokiu nors pasiūlymų dėl darbotvarkės? Taip. Prašysiu išbraukti iš darbotvarkės 3 ir 4 klausimą. Tie projektai nėra skubos ir tiesiog dabar peržiūrint projektus pamatėm, kad kai kurias vietas reikėtų pasitikslinti, kad paskui buhalterinių problemų nebūtų, tai galim išsibraukti ir gruodį sugrįšim su tais pačiais perdavimo kamero. Supratom, tai turbūt galime pritarti šitam prašymui, tai tuomet būtų 25 klausimai, tai jeigu nėra daugiau pasiūlymų, kviečiu balsuoti dėl pritarimo šiai darbotvarkiai. 5 už, darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. Taip, tai pradėsime nuo pirmojo klausimo. Dėl viešosios įstaigos Tulpės sanatorijos 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito pranešėja savivaldybės gydytoja Eglė Grinevičienė. Labą dieną. Viešosios įstaigos Tulpės sanatorijos 2024 metų auditą viešų pirkimų pagrindų atrinkta atlikti uždara akcinė bendrovė Audito technologijos. Viešų pirkimų dokumentus prie šio sprendimo projekto pridėjome ir mažiausia kaina pasiūliusi įmonė yra suma numatyta 4235 eurai, apmokama bus iš sanatorijos lėšų. Dėkui. Ar būtų klausimų dėl šio sprendimo projekto? Prašau, Darius. Porą klausimų. Sakyti, jūs audituojatės dėl finansinių rodiklių ar dėl to, kad savivaldybės įmonė? Auditas reikalingas. Priklauso dėl finansinių rodiklių ar dėl to, kad Savivaldybės taryba yra įpareigojusi dar 2015 metais šią įstaigą kiekvienais metais parinkti audito įmonę ir atlikti finansinių ataskaitų auditą. Supratau. O dabar šitą apklausą čia apklausos būdu vykdyti, ar ne? Supratau, ačiū. Matau, daugiau klausimų nėra, tai tada kviečiu balsuoti dėl pritarimo šiam sprendimo projektui. Penki už, pritarta vienbalsiai, dėkojam. Antras klausimas. Dėl pritarimo Birštono savivaldybės ir Kauno regiono savivaldybių susitarimams. Irgi pranešėja Eglė Grinevičienė. Šiuos susitarimus parengė sveikatą stiprinančio Kauno regiono darbo grupė. Visi šie susitarimai visose regiono savivaldybėse bus tvirtinami savivaldybių tarybose. Taip pat yra numatyta, kad šiuos susitarimus pasirašys regiono savivaldybių merai. Visi susitarimai yra parengti siekiant sveikesnės aplinkos ir sveikesnių gyventojų. Tai apima 4 susitarimus, tai defibriliatorių tinklo plėtros. Kiekvienoje savivaldybėje, kaip matėt pridėtuose susitarimuose, yra numatyta, kiek defibriliatorių turėtų būti ir jie numatyta, kad būtų viešai prieinamose vietose. Birštono savivaldybėje toks defibriliatorius yra įrengtas prie sporto centro ir šiuo metu įrengiamas prie viešosios bibliotekos. Kitas susitarimas yra dėl sporto laisvalaikio infrastruktūros ir veiklų prieinamumo didinimo regione. Birštono savivaldybėje šios vietos yra numatytos viešai prieinamos, tai yra sporto aikštės, parkai su treniruokliais ir kitos teritorijos, kuriomis galėtų naudotis gyventojai, tiek atvykę svečiai. Taip pat šiame susitarime yra numatyta, kad bus sukurtas žemėlapis
prieinamas viso regiono gyventojams, kad jie galėtų matyti, kur tokios vietos savivaldybėse yra ir kur yra galimybė sportuoti. Sveikos mitybos ugdymo ir sveikatai palankaus valgiaraščio sukūrimas. Šį valgiaraštį sukurs Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir pasidalins su visomis ugdymo įstaigomis, kad siekiant, kad visose ugdymo įstaigose būtų naudojami tokie valgiaraščiai, kurie siekia sveikesnės mitybos. Taip pat visose savivaldybėse ugdymo įstaigose siekiama dar vienu susitarimu įdiegti švediško stalo aptarnavimo principą, kad vaikai galėtų pasirinkti atitinkamai savo patinkantį maistą. Dalyje įstaigų jau yra šis principas taikomas, tačiau ne visose. Taip pat kiekviename susitarime yra numatyta terminas, iki kada siekiama atitinkamų rodiklių ir kokį procentą tikimasi pasiekti. Gal klausimų būtų? Dėkui. Ar būtų klausimų? Tai prašau, Helmut. Taip, labai ačiū. Gal galima šiek tiek plačiau apie sporto laisvalaikio infrastruktūros ir veiklų prieinamumą? Būtent mūsų savivaldybėje ir yra jau kažkas nusimatyta, ar čia kol kas tik tai? Yra numatyta viešai prieinamos vietos, kaip minėjau, parkai su treniruokliais, yra krepšinio aikštelės, tinklinio aikštelės ir panašiai. Tos vietos, kurios prieinamos dabar mūsų gyventojams, tačiau apie jas nežino atvykę svečiai, jos bus patalpintos į žemėlapį, kuris dar bus tik tai kuriamas. Supratau, o tos, kurios mažiau prieinamos, ten kai kurios krepšinio aikštelės dar kiti? Jeigu jos uždaros, tada ne, bet jeigu jos yra prieinamos dabar ir tai tada bus įtrauktos į žemėlapį. Niekas nesikeis, tik bus apie tai informuojama. Taip. Na, supratau. Ačiū. Ar dar būtų klausimų? Nėra, tada kviečiu balsuoti dėl pritarimo šiam sprendimo projektui. Penki už, pritarta vienbalsiai. 5 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 19 dienos sprendimo numeris TSE 214 dėl nenaudojimų pagal paskirtį apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Gintautas Žilys. Šiuo sprendimo projektu siekiama išbraukti pastatą esantį Basanavičiaus aikštėje 2 iš apleistų statinių sąrašo. Pastato savininkai kreipėsi dėl pastato išbraukimo, tada dar vadovaujantis aprašo 9.4 punktą, tai yra, kadangi pradėti teritorijų planavimo ir kiti dokumento rašymo procedūros, šiuo metu jau patenka ir po aprašo 9.3 punktų, tai yra spalio 29 buvo gautas statybos leidimas, tai tuo pagrindu siūloma juos išbraukti iš sąrašo. Kalbant apie finansinę pusę, kadangi jie nebaigė procedūrų iki lapkričio 1 dienos, tai už 24 metus jie vis dar turės susimokėti padidintą nuomą. Įprastai rugpjūčio rugsėjo mėnesį vykdom apleistų statinių patikrinimą. Jeigu matysim, kad nepajudėjo iš to taško, jau bus praėję pusę metų, galėsim vėl rugsėjo mėnesį tarybą įtraukti sąrašą ir tokiu atveju už 25 metus taip pat jie turėtų susimokėti padidintą. Tai jeigu, sakykime, jie turi pusės metų laikotarpį, jeigu kažkas nepajuda, tai kitą metą vėl galėtume įtraukti ir kadangi moka už praėjusius metus, teoriškai praradimo bent jau finansinių nesigauna. Paminėti reikia turbūt, kad susimokėjo į infrastruktūros mokestį. Jo, jie susimokėjo 2 pakankamai nemažus mokesčius, tai yra infrastruktūros įmoka, kurią reikia susimokėti prieš gaunant statybos leidimą. Tai ten šiek tiek daugiau negu 9,5 tūkstančio. Ir yra antras mokestis, kadangi tai yra nuomojama valstybinė žemė, už statybą ant jos, jie ten pakankamai nemažą mokestį taip pat turi susimokėti. Tas mokestis šiek tiek daugiau negu 44 tūkstančiai moka VMI ir pusę tos sumos pervedama į savivaldybės biudžetą.
Tie mokėjimai turėjo būti atlikti įkeliant info statybą, jau turi pridėti dokumentus apie atliktus mokėjimus, tai jie jau turėjo suvaikščioti. 44 580 sumokėta rugpjūčio 16 dieną. 14. Ne. Čia už tai, kad objektas stovi valstybinėje žemėje ir už rekonstrukciją arba statybą objekto valstybinėje žemėje. 22 metais atsirado, jeigu tu statai ant valstybinio sklypo, papildomą mokestį mokai. 9512 eurų kažkas tokio. Jau sumokėtas. Info statybo įkvytas apie apmokėjimą turi būti keltas. Taip statybos leidimo neišduoda, jeigu nėra sumokėti. Tai finansinė injekcija jau šiek tiek padaryta savivaldybei. Tai rugpjūčio mėnesį. Jo. Tai yra. Tai ar dar būtų klausimų, turbūt, kadangi jau leidimas išimtas ir irgi ten tie mokesčiai irgi ateis pas mus, tai turbūt galim pritarti. Klausimas, jeigu bendravant su vystytojais, koks planas dėl tolimesnių? Kadangi planuoja, tai planuoja daryti konkrečių detalių, bent jau aš nežinau, gal vadovybė. Tai statybos leidimas čia atsiųstas mums praeitos savaitės gale. Kiek ten parašyta, tai iš tikrųjų tinklų didžiulė rekonstrukcija ir maitinimo paskirties pastatas su poilsio patalpomis. Taip, jei daugiau klausimų nėra, tada kviečiu balsuoti dėl pritarimo šiam sprendimo projektui. Penki už, pritarta vienbalsiai. 6 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 15 dienos sprendimo numeris TSE 81 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Birštono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2024 metais sąrašo patvirtinimo pakeitimu. Su kelių plėtros programos lėšomis mes dažniausiai ateiname į tarybą 2 kartus, tai yra metų pradžioje, kai paskirstome lėšas ir metų gale ateiname, kai jau turime konkrečius pirkimus įvykdytus, tai pati iš kelių plėtros programos suma nesikeičia, tiesiog lėšas, iš kur sutaupyta, permetam, kur trūksta, ar ne, tai toks perskirstimas. Šitų sprendimų projektų iš esmės sprendžiamos lėšos gautos pagal savivaldybės turimų kelių ilgį, tai čia sumažinamas Vaižganto gatvės lėšos, nes matom, kad tiesiog rangovas nesuspės visų įsisavinti. Tai kad nereikėtų tų lėšų grąžinti, dar šiemet vykdysim Silvanavičiaus gatvės remontus. Ten bus ties mineraliniais vandenim ir viršui prie vandentiekio, kur labiausiai apgadintas asfaltas, tiesiog dėl sunkiojo transporto ten rimčiau pagrindai bus paremontuoti kelio ir atnaujinta visos gatvės danga. Tai va, ir iškart užbėgant į 7 klausimą, tai tas pats principas, kad šiek tiek mažinama Vaižganto gatvėje, padidinama Silvanavičiaus gatvėje ir kitur persiskirstama. Tai galima iškart apie 7, ar aš 7 tik tai turėsiu įgarsinti mažus pakeitimus, tai yra Tulpių gatvės eilutė, pati pirma eilutė turėsim sumažinti 6100 eurų ir juos pridėsim prie Vaižganto gatvės, todėl kad į tą 118 000 sumą buvo įtraukta mažoji architektūra, tai yra suoleliai ir šiukšliadėžės, jų kelių plėtros programos lėšomis negalima apsimokėti, tai tiesiog, kad nebūtų nepanaudotus, pridedam prie Vaižganto gatvės. Ir tada 10 eilutė, Šilėnų kaimo Varnėnų gatvė, buvo įrašyta sutarties suma, čia susidūrėm su biurokratija, kad turi būti 100 eurų tikslumu, tai nuimsim 22 eurus, kuriuos pridėsim prie Silvanavičiaus gatvės. Dėkui. Ar būtų klausimų dėl šių sprendimo projektų? Prašau, Darius ir paskui Helmanas.
Dėkui. O dabar Silvanavičiaus jau pirkimą turite, ar ne? Nes šiemet planuojate, jeigu... Vakar įvyko ir šitus darbus uždėjom labai trumpą terminą, vien iš to, kad su kelių plėtros programa mes turime iki gruodžio 8 jau daugiau mažiau viską turėti. Tai vakar įvyko, nupirkta ir 113,5 tūkstančių maždaug suma sutarties ir turėtų šiemet spėti. Kaip sakai, per mėnesį. Turėtų spėti, laimėjo, galim turbūt detalės atskleisti, laimėjo parama rimta įmonė, kuri daro pėsčiųjų taką, tai manau. Ne. O dabar, aš atsimenu, buvo šneka dėl kelių, ar nebuvo sąraše ta atkarpa prie kempingo, kur šnekėjot, kad reikia medžius ten pravalyti, ruoštis tai naujai gatvėjai. Elenos gatvė. Elenos, taip, iš Elenos atkarpa, tai matau, nebelikė niekur. Mes ten labiau apie valymą buvo šnekama. Bet čia ne šitam sąraše tie pinigai? Ne, šitam sąraše nėra, nes ten bet kokiu atveju kelių plėtros programą negalėtumėm tokių dalykų kaip sklypo valymo ir panašiai apsimokėti. Ten buvo prioritetiniam sąraše, man atrodo. Jo pagrindu šitas sąrašas sudarimas, bet tai nėra tas pats. Supratau, ačiū. Taip, ačiū. Man, jeigu galima, šiek tiek platesnio komentaro apie porą sumų, ten tokios gan didelės pasirodė. Apšvietimas teritorija tarp Vilniaus gatvės ir Kęstučio gatvės už 17,5 tūkstančių ir pėsčiųjų takai tarp Vilniaus gatvės, Ruogos ir Druskupio buvo 30 tūkstančių numatyta, dabar 40 tūkstančių. Kas ten per pakeitimai ir kodėl tokios kainos, kad apšvietimas tai yra šitam pačiam kvartale Kęstučio, Ruogos, Druskupio, tas gyvenamųjų kvartalas, ten po 3-4 apšvietimo stulpus strategiškai kasmet tiesiog pasikeičiam, šitie konkrečiai 3 stulpai, jeigu neklystu, būtent prie gimnazijos įėjimo dabar yra nauji pastatyti, tai čia yra tie 3 už 17,5. Su takais, tai visa ta mūsų jau, kaip mes jau pajuokaujam, kvartalinė renovacija. Turime omeny, kur šiek tiek planavomės mažiau, bet kadangi pakankamai gerą įkainį nupirkom, tai irgi Druskupio gatvės prie darželio Vyturėlio ta visa aikštelių ir takų remontas čia šiek tiek buvo padidinta būtent takų dalis. Aikštelės kita eilutė. Ar dar atskirai? Atskirai eilutė. Jo, yra aikštelės kita aikštelė, nes ten vėl toks niuansas gaunas, kas asfaltuota, gali kelių priežiūros programą apmokėti, kitų negali, tai toks perskirstimas įvyko. O aš noriu paklausti, kadangi Silvanavičiaus gatvė atsimuša į magistralinį kelią, ar yra projekte numatyta iki pat asfaltinės kelio dangos sutvarkyti tą įvažiavimą į Silvanavičiaus gatvę, kadangi ten išsimušę būna duobės. Aš prisimenu, kai buvo su Būdų kaimo keliu, kaip buvo likę atkarpėlė ir nebuvo šeimininko kurį laiką ant tos atkarpos sutvarkymo. Tai ar šiame projekte yra numatyta būtent tvarkingas sujungimas su tuo magistraliniu keliu? Numatyta iki sklypo ribos remontai pačios sutartys apimtim. Dėkui. Daugiau klausimų matau nėra, tai tada kviečiu balsuoti dėl 6 sprendimo projekto. Penki už. Ir dabar kviečiu balsuoti už 7. Aš gal neskaitysiu viso pavadinimo, už 7 projektą. Pritarta vienbalsiai, 5 už. Toliau 8 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 dienos sprendimo numeris TS38 dėl vietinės rinkliavos užleidimo prekiauti, teikti paslaugas Birštono savivaldybės viešuosiuose vietose, išdavimą nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusios galios pakeitimo. Šiuo sprendimo projektu čia
prekiauti. Keičiame nuostatų priedus, 2 priedus, tai pradėsiu nuo trumpesnio, tai yra antrojo. Antrąjį priedą buvome įsitraukę, jeigu atsimenat, miesto šventės metu, kai nusprendėm, kad bandyti, ne kad kiekvienas prekeivis atsiveža generatorių, bet centralizuotai už tuo metu nustatytus 30 eurų, kad jie gali prisijungti prie mūsų generatoriaus. Tai vis dėlto buvo išaiškinta, kad toks dalykas nepatenka į rinkliavų sąvoką. Ne? Ir tiesiog turim išimti iš priedo šitą eilutę ir bent jau mūsų planas kol kas yra, kadangi miesto tvarkymo tarnyba turi savo paslaugų sąrašą su įkainiais, tai tiesiog jų tam sąraše ir įkainiuose, kad atsirastų tie patys turbūt 30 eurų ir tiesiog pinigus už prisijungimą rinktum nebe savivaldybės administracija, o miesto tvarkymo tarnybai prekeiviai turėtų susimokėti. Tai čia dėl rinkliavų pačios savokos ir kas ten gali būti. O daugiau, kadangi matom, kad teikiant, prekiaujant labai išsiskiria kvadratūra, vieniem kelių kvadratų reikia, o jeigu maitinimas ten susėdimom vietom gali būti ir 100 ir daugiau kvadratų, tai siūlome patvirtinti 1 kvadratinio metro įkainį, anksčiau buvo už prekybos vietą, tiesiog paslaugų teikimo vietą dydis, o siūlom padaryti už kvadratinį metrą, tai tada gausim prašymą pagal tai, kiek kam vietos reikia ir tiesiog už kiekvieną kvadratinį metrą bus ir suskaičiuota įmoka. Ar būtų klausimų dėl šios sprendimo projekto? Prašau, Kristupas, o paskui Helmanas. Aš tik tais techninį dalyką, čia tojose lentelėse yra daugiau mažiau aritmetiniai ženklai sudėti, tai atvirkščiai sudėti, juos reikėtų į kitą pusę, ten tas rodiklytės sudėliota. Tik techninis pastebėjimas. Jau matau. Ačiū. Vis tiek darėt kažkokius skaičiavimus, kiek dažniausiai užima ta viena prekybinė palapinė, kuri dažniausiai pas mus būdavo švenčių metu ir kas čia gaunasi, ar nesikeičia kaina, ar didėja, ar mažėja? Čia yra būtent ne švenčių metu, ne renginių metu. Čia ne renginių metu. Na gerai, o kaip tokiu atveju bus skaičiuojama, nes dabar, ką mes matom ant popieriaus parašyta, tai 150 eurų keičiasi į 30. Bet reali situacija kokia bus, tarkim, praeitais metais kiek kas ėmėsi leidimų už kokias vietas, vis tiek žinot, vis tiek ten derinama to vietų brėžiniai. Ir kaip dabar tai atrodytų? Kaina keičiasi, mažėja, didėja, nesikeičia? Priklausomai nuo kvadratinių metrų, nežinau, galima į pavadinimais. Aš turiu iš tikrųjų lyginamą į variantą pagal praktiškai kiekvieną ir kavinę ir kiek jiem gaunasi tiek kurortiniam sezonui, tiek kiek jie imtų metais. Ar galimas pagal įmonės eiti? Tai nereikia pavadinimų, tik tai dydžius, įdomu. Kadangi anksčiau pakankamai maži tie mokesčiai bus, tai ypač tiem, kurie užima didesnius plotus, tai yra, sakykime, virš 40 kvadratų ir panašiai, tai jiem tikrai pabrangs. Nes anksčiau tiesiog nebuvo diferencijavimo, visi mokėjo vienodai ir neišsiskyrė. O mažiukams? O mažiukams daugmaž tas pats lyg turėtų išeiti, kiek mes pasiskaičiavom, kad labai neturėtų pabrangti. Galiu pasakyti, kad čia ruošianti šitam sprendimui skaičiavimui, tai tikrai labai buvo įvertinta ta faktinė situacija, buvo pasižiūrėta, kiek realiai kas ką užima, tai nėra iš piršto laužti skaičiai, nes tikrai matom, tikrai visi žinom ir čia tikrai ne iš piršto laužta viskas. Gerai, mes labai keistai. Mes, kai skaičiavom, mes kaip kriterijų išsivedinėjom, koks gaunasi dienos įkainis, ar ne, jeigu tu perki kurortiniam sezonui arba visiems metam. Tai ten gaunasi, kad jeigu tu imtum 20 kvadratinių metrų, tai kurortinio sezono metu tau 3,80 € už dieną gaunasi. Ar ne, kas daugiau ima, ten 200 kvadratų, jeigu tai 19 €, tarkim, gaunasi už dieną. Tai
prie dienos rištasi ar prie to, ką daugiau mažiau mokėdavo dabar? Mes kaip kriterijų žiūrėjom į vienos dienos įkainį, kad, tarkim, jeigu tu imi 200 kvadratų, kad tu visus metus išsipirkdamas leidimą sumokėsi 12 eurų už dieną, jeigu imsi tu kurortiniam sezonui, tik tai dieną mokėsi po 19 eurų už tą plotą, ar ne? Nu ir tada atitinkamai mėnesiui tiesiog iš dienų skaičiaus dauginti. Nes mes labai norėjom žiūrėti... Bet tai truputį keistas skaičiavimas už visas lietingas dienas, už visas, kai nėra žmonių, už visus kitus tuos reikalus. Kada tai vienai dienai, grinai va tam savaitgaliui, tai tada taip, bet dabar... Labai sunku realią situaciją pamatyti, kada jūs padavė tik tai jau subraukytą lentelę. Jeigu va, iš tikrųjų būtų palyginimas, šita kavinė išsiplėtusi tiek ir tiek, nebūtina nurodyti, kuri kavinė. Bet tiek ir tiek mokėdavo iki dabar, tiek ir tiek mokės po šitų... Visi tai Tai aš suprantu, tai va, tai dabar įdomu, kiek mažiukas, kuris neturi staliukų arba turi 2 mokės ir kiek tas, kuris turi 40 staliukų. Bet pagal kvadratūros Mes tai nežinom tų kvadratų, aš tą ir sakau, kad mums parodyta 1 kvadrato kaina ir... Bet mes šitoje vietoje irgi nežinom, kiek jie ir norės tų kvadratų, nes tada... Ne, tai kiek būdavo, pagal tai kiek būdavo. Tai kiek būdavo, jie jau kiek užsiimdavo, tiek ir būdavo. Gerai, Kadangi nebuvo kvadratų įkainio, tai tos ir kontrolės pagal tai, kiek kvadratų nėra, mes tiesiog pasimatavom savo preliminariai, kiek kurie užsiema natūroj tų kvadratų ir pagal tai va savo tą kontrolę, sakykime, skaičiavomės, kiek jiem ar proto ribose gaunas tas dienos mokestis. Ir kai už 200 kvadratų tu moki 19 eurų, tai nėra labai didelė suma. Ne, už tokius kvadratus tikrai ne. Bet, aišku, požiūrio klausimas. Labai niekas Bet 200 kvadratų, tai yra pakankamai daug maitinimo vietų. Pakalbėti, ačiū, ta prasme. Tai aš suprantu, ką Helmanas sako, nes iš tikrųjų normalu, kad kreipsis tie žmonės, pasikeitų, sakys, už ką jūs čia balsavo, to iki galo neaišku, gal už ką balsavo. Aš dar noriu paklausti dėl pirmos tos lentelės, dabar rinkliavos dydžiai eurais kvadratui, kur yra ir lyginamasis variantas, tai čia dienai, mėnesiui, bet dienos čia įkainis. Pirmi yra dienos stulpelis, yra mėnesio stulpelis. Bet mėnesį už mėnesį ir už dieną? Net mėnesio. 5 eurai, tai už ką? Už mėnesį. Mėnesį įmant tuos kvadratus gaunasi pigiau. Va, ta prasme, tai už... Prekyba nuo laikinų prekystalių, jeigu žiūrint, mėnesį imant yra pigiau. Kitais atvejais taip nesigauna. Tai yra dėl to, kad pirmą atvejį mes žiūrėjom labiau, po pirmo atveju patenka, kaip pavyzdžiui, gėlėmis prekiaujantis vienadieniai, tiek mieste, motinos dienos proga, moters dienos proga ir panašiai, tiek prie kapinių. Tai tiesiog, kad tie, kurie atvažiuoja tik tą vieną dieną metuose, kad jie jau, sakykime, už tą vieną dieną nusiimdami grietinėlę, taip liaudiškai pasakykim, atinkamai ir susimokėtų. Jie nebūtinai gaus vietą, nes, tarkim, prie kapinių vietų skaičius ribotas. Yra dažniausiai mėnesiais ar metinius leidimus įsivėjami prekeiviai ir jie jau moka tą mažesnį mokestį, bet jie moka visus metus, ar ne? O jeigu tu nori atvažiuoti lapkričio 1, tai natūralu, kad tu kažkiek brangiau susimokėsi. Tai standartinė ta prekybos vieta 6 arba 9 metrai pagal palapinių dydį, jeigu 3 ant 3, tarkim, ar ne, nu tai 9 kvadratai 70 eurų už tą vieną šventinę dieną ir vertinant apyvartą viską, tai, sakykime, norėtumėm, kad didesnė rinkliava susimokėtų. Trumpai dabar kalbant apie tas pačias kapines ir apie tas gėlių išsistatymus ir visą kitą, ten tikrai 10-20 kvadratų gaunasi drąsiai vienam prekybininkui. Tai iki šiol mokėdavo 10 eurų, dabar šitą 100 eurų metam, dabar mokės 400. Ne, aš dabar į metų žiūriu, kur ten 20 eurų mieste metams.
Jo, jie iki šiol mokėdavo 100 eurų, jeigu išsipirkdavo vieną prekybos vietą. Taip. Pagal senus tos dabar galiojančius apibrėžimus viena prekybos vieta yra 6 kvadratiniai metrai. Tai yra ten tokių, kur įsiterperka, tarkim, 5 vietas ar ne, ir ten jau tada jau realiai jisai tuos 30 kvadratų gali užimti ir ten, kol einam link tvartokos, teisybės dėlį reikia pasakyti, kad ten surolėti jau centimetrais mes niekada ir nematuodavom. Už tai ir norima pasidaryti aiškius kvadratų įkainius, turėsim tada leidime aiškius kvadratinius metrus ir tada protingumo, tolerancijos ribose jau galėsim konkrečiai eiti matuoti, kiek jiem reikia ir po biškį eiti link tvarkos. Ar daugiau būtų klausimų? Nėra, tai tada kviečiu balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto. Oi, kas čia dabar? Taip, gerai, 4 už, 1 susilaikė, sprendimui pritarta. 9 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 dienos sprendimo numeris TS 13 dėl prekybos Birštono savivaldybės viešuosiuose vietose taisyklių ir leidimų prekiauti, teikti paslaugas Birštono savivaldybės viešuosiuose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Per laiką dirbant tiesiog matėsi kai kurios vietos, kur ar tai punktų formuluotis netitinka, ar ten kažkokie pasikeitimai buvo. Iš tikrųjų, neėjom su pavieniais punktais ir nekeitinėjom, bet kadangi dabar jau yra 2 klausimai ta tema, šiuo tarybos sprendimų projektu norim pasitaisyti pavienius punktus. Tai nežinau, punktų skaitėte ar įgarsint, bet čia tokie iš praktikos labiau atsiradę pakeitimai. Ar būtų klausimų dėl šio sprendimo projekto? Nėra, tai kviečiu balsuoti. Penki už, pritarta vienbalsiai. 10 klausimas. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti, teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo nuostatų patvirtinimo. Čia kaip ir 8 klausime tiesiog atsiranda vietoj fiksuotų kainų perskaičiavimus pagal reikiamus kvadratinius metrus ar ne. Jeigu tu ten nori pripučiamą batutą pasistatyti, pagal tai, kiek tau reikia vietos, rašai prašymą ir atinkamai pagal įkainį suskaičiuojamas tau rinkliavos dydis. Tai pati lentelė, gal tada turėsit klausimų, bet aš dar turiu įgarsint, vakar gavom iš vyriausybės atstovo pastabą dėl 15 punkto, kuris buvo parašyta, kad vienetinės rinkliavos surinkimą kontroliuoja savivaldybės administracijos biudžeto ir apskaitos skyrius ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Tai vis dėlto administracijos biudžeto ir apskaitos skyrius kaip ir vykdo funkcijos, o ne kontroliuoja ir kaip kontroliuojantis turėtų išlikti tik tai kontrolės ir audito tarnyba. Tai galutiniam variante šitas pataisimas bus. O tada prie pačios lentelės vėlgi mūsų principai panašus kaip ir su paslaugų vietomis buvo. Pasižiūrėjom, kiek maždaug iš praktikos, kas kiek užima kvadratinių metrų. Skaičiavom dienos įkainiai, kas gaunas, kai kurortinis sezonų ir kai metamimi. Ir pagal tai siūlom šiuos skaičius. Ar būtų klausimų? Tai prašomas, Helmanai. Taip, ar turit konkrečių pavyzdžių? Ką papasakot? Tiek ir tiek užima, tiek ir tiek mokėdavo, tiek ir tiek dabar mokėdavo. Mes turim, tarkim, mažas batutas, ne? Jisai užima 25-30 kvadratinių metrų, su aptarnavimo zona mes skaičiuojam, kad 40 kvadratinių metrų toks orientyras mūsų būtų. Tai pagal esančią tvarkas kurortiniam sezonui turėtų toks batutų paslaugos teikėjas mokėti 500 eurų. Pagal naujai siūlomą sprendimą tai gautus 520 eurų kurortiniam sezonui.
arba 2,5 euro į dieną. Taip, Kas dviračių su batu- nuomos. Dviračių paspirtukų nuoma, tai vėlgi, jeigu užimamas plotas 10 kvadratinių metrų, jeigu telpa į 10 metrų, tai tada pagal siūlomą variantą anksčiau buvo 400 ir dabar išliktų 400. Jeigu į 10 kvadratų netelpama, tada jau proporcingai didėja. Jeigu mažiau negu 10 kvadratų, teoriškai mažėja, bet vėl tas 10 kvadratų viena automobilio parkavimo vieta. Vandens dviračiai čia sausumos plotas. Ar vandens? Vandens dviračiai, geras. Transportas ir balionai irgi. Tai jiem išlieka be ploto. Jiem išlieka be ploto, nes Nėra kinkamas kaip. transportas ar balionas, jis kaip ir ploto Supratau. skrenda, jis judamas ploto, jo. Gerai, tai lieka vienkartiniai, taip kaip ir būdavo. Kaip sakėt? Ai, turi. Gerai, daugiau klausimų matau nėra, tai tada kviečiu balsuoti dėl pritarimo šiam sprendimo projektui. Keturi už, vienas susilaiko. Sprendimam pritarta. 11 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2014 metų lapkričio 7 dienos sprendimo numeris TS 157 dėl Birštono savivaldybės žemės ūkio rėmimo fondo nuostatų pakeitimo. Taip, pakeitimas pakankamai trumpas ir turbūt aiškus. Išplečiame, kam galima skirti paramą. Ir norėčiau tiesiog įgarsinti, kaip matot, parašyta, kad išlaidų apmokėjimas iki 50% neviršiančių nuostatų 40 punkte numatytos maksimalios paramos sumos. Tai tiesiog ta maksimali paramos suma yra 700 eurų. Jeigu tai yra, gali gauti kelias paramas per metus, ten žemės ūkio techniką įsigijant kažkiek už seminarus ir panašiai, bet metinė nebus daugiau negu 700 eurų. Ar būtų klausimų? Tai prašau, Birutė. Siūloma dėl to šitas punktas keisti, kad mes anksčiau teikdavom paramą tik tai galvijų augintojams, bet siekiat paskatinti, kad būtų auginamos ir kitos gyvulių rūšys, kaip kiaulės ir paukščiai. Tai čia yra... Gyvuliai ir paukščiai. Jo, visi gyvuliai. Ne tik galvijai, bet visi gyvuliai. Ar būtų klausimų? Nėra turbūt, kviečiu balsuoti. Penki už, pritarta vienbalsiai. 12 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės biudžeto sudarimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėjo Ona Grigonienė. Keičiame visą sudarimo tvarką, kadangi buvo šioje tvarkoje nurodyta, kad asignavimų valdytojas tai yra įstaigos vadovas atsakingas. O pakeitus biudžeto sandaros įstatymą visur turi būti asignavimų valdytojas ir jis eina per daugelį punktų, todėl keičiame daug, iš karto visus, kad nereikėtų po vieną minėti. Taip pat atsirado 13 punkte, kad tvirtinant biudžetą, savivaldybių biudžeto rodikliai antriesiems ir tretiesiems biudžetiniams metams turėtų būti numatyta, bei planuojamos pajamos ir planuojami asignavimų sumos turėtų būti jau šiemet kaip ir valstybės biudžete. Taip pat keičiame 23.1 punktą, buvo 15 kalendorinių dienų, jeigu nori perkelti iš ketvirčio į ketvirtį, dabar siūloma įrašyti 10 kalendorinių dienų. O visa kita išlieka kaip ir buvo, tik kad keičiasi ne įstaigos vadovas atsakingas, bet asignavimų valdytojas. Tai va, būtų tokia. Tiesiog techniniai dalykai. Ar būtų klausimų? Nėra, tai kviečiu balsuoti dėl pritarimo šiam sprendimo projektui. Penki už, pritarta vienbalsiai. 13 klausimas dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Taip, dėstomojo daly norėčiau, kad išbrauktume
antrą sakinį, iš tikrųjų, inventorizacijos taisyklės, kurios patvirtintos vyriausybės 99 metų birželio 3 dienos, ten va tą sakinį iš preambulės. O dabar šis sprendimas parengtas vadovaujantis finansų ministro įsakymais ir kada skola pripažįstama beviltiška. Kai skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, kai likviduota įmonė, skolininkas bankrutavęs, suėję skolos išieškojimo senaties terminai ir skolos išieškojimo išlaidos yra didesnės už pačią skolą. Šiuo sprendimu, kadangi visos savivaldybės turi ir privalo turėti tokią tvarką, tai mes irgi šitą tvarką pasitvirtinsime ir joje numatyta, kad jeigu skola yra iki 1000 eurų, tai galėtų įstaigos vadovas savo įsakymu, tai parašyta 13 punkte, 13.1 punkte, o jeigu viršė 1000 eurų, tai tik tarybos sprendimu perkeliama į užbalansinę sąskaitą. Ir iš tikrųjų tai nėra visiškai nurašoma, jinai yra sekama, gali būti, kad bus išsiieškoma arba susimokės tas skolas, bet va tokį, kad galėtų būti, kad tai nebūtų balansai, bet būtų užbalansinėse sąskaitose. Tai va toks šios sprendimas. Dėkui. Ar būtų klausimų dėl šio sprendimo projekto? Prašau, Darius. Aš pasitiksinu, noriu, dabar ten yra 3.1, 3.2 tie punktai, tai iki 30 eurų tada gali vadovas ten savo, ar ne? Jeigu 3 metai negražina, gali jie anuliuoti, ar ne? 3.1, 3.2. Taip. O dabar jeigu iki 1000, tai turi atitikti tuos kitus, kur išvardinti, likviduotas, jie tampa vėliau. bankrutavęs. Taip. O tokių yra, jau šiuo metu turime mes. Vis tiek mes turim šilumą, ar ne? Kurios čia įstaigos aktualiausia dabar bus? Ne, tai yra ir žemės nuomos, kai kam priskaičiuota, kurių yra jau bankrutavę iš tikrųjų teismo prispėžinį. Yra tokių variantų. Teiksime kitam tarybos posėdžiui. Daugiau klausimų nėra, tai kviečiu balsuoti dėl pritarimo šiam sprendimo projektui. Penki už, pritarta vienbalsiai. 14 klausimas dėl Birštono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 dienos sprendimo TS 195 dėl Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 24 dienos sprendimo TS 136 dėl vietinės rinkliavos užnaudojimas Birštono kurortų viešą infrastruktūrą pakeitimo. Taip. Dar vyriausybės atstovas vakar tiesiog parašė žinutę ir prašė preambulėje įrašyti dar papildomai kai kuriuos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktą įtraukti. Taip pat rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 11 punktą įtraukti. Tai dar prašyčiau leisti, kad įtraukti. O keičiamas iš tikrųjų tai pats pavadinimas turėtų būti šios rinkliavos iš Birštono vietinė rinkliava užnaudojimas į Birštono kurorto viešąją infrastruktūrą keičiama į vietinė rinkliava užnaudojimas į Birštono savivaldybės viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūrą, todėl kad yra įtrauktas punktas, kad šią rinkliavą siūloma įvesti ir savivaldybės teritorijoje, ne tik kurorto teritorijoje, bet ir seniūnijoje. Ir jisai būtų 1 euras už vieną suteiktą nakvynę. Taip pat šiame sprendime yra naikinamas, kur buvo nuo 8 iki toliau, kad buvo po 1 eurą mokama. Siūloma palikti, kad už kiekvieną naktį būtų mokama 2 eurai už kiekvieną suteiktą nakvynę. Iš tikrųjų, tai būtų lengvata ir verslui, kadangi apskaičiuoti yra sudėtingiau. Ir dar įrašytas vienas punktas, kurio nebuvo anoje tvarkoje. Tai vietinės rinkliavos mokėtojas per mokestinį laikotarpį nesuteikęs apgyvendinimo paslaugų privalo teikti vietinės rinkliavos deklaraciją, nurodydamas nakvynių skaičių 0, kadangi mums reikia teikti informaciją statistikai ir kartais nežinom, ar jis pamiršo, ar jisai tiesiog neteikia nakvynių, tai kai bus su 0, tai bus aišku. Su kontrolieriai, dabar kontrolieriai prašo išbraukti 33 punktą nuostatų, kuriame yra
Taip skamba. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo sudaryti sąlygas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti vietinės rinkliavos apskaičiavimo patikrinimą vietoje arba pagal pareikalavimą pateikti visus duomenys reikalingus vietinės rinkliavos apskaitai ir kontroliai vykdyti. Pagal ją jinai gali daryti tik tai biudžetinių įstaigų tikrinimus, bet ne kažkokiu tai kitų. Ir taip pat 34 punkte buvusiam išbraukti priekyje keletą žodžių, tai savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai būtent. Galime ir mes nustatyti netitikimus ir kad pasitaisyti turėtų teisę per 1 mėnesį, nes, tiesiog, tokie pageidavimai. Tai būtų tokie šios tvarkos pakeitimai. Ir jinai, atsiprašau, visi galiotų nuo 25 sausio 1 sprendimo projekte. Atsiprašau, labai kažkaip taip. Ar būtų daugiau klausimų? Tai prašau, Darius. Vietinis rinkliavos mokėtojas apgyvendinimo paslaugos teikėjas. Dabar šitą statusą, kiek čia turi, sakykime, kad minėjote ir visoje savivaldybės teritorijoje. Tai yra turizmo sodybos, kurios teikia apgyvendinimo paslaugas konkrečiai. Yra tokių. Tai ta prasme, kas kambarius nuomoja, tai veikia verslo liudijimo pagrindu, ne? Kai kas perka verslo liudijimus, kai kas vykdo veiklą ištisus metus, jie kaip statusą kokį turi. Kaip jūs žinot, kiek tų objektų yra? Aš kai žinau, tai Panemunės sodyba yra. Ne, aš turiu omeny, kaip iš principo, kaip čia pasakyti, savivaldybė. Kaip tikrinti, ar kiek yra iš viso vykdančių ir, kaip sakyti, turės pareigą teikti nulinės deklaracijas, tai kaip sužiūrėsit, kiek jų teikia. Tie, kurie teikia šiai dienai. Iš tikrųjų, tai mes rašėm ne vieną raštą, aš manau, kad čia reikia ir TICO pagalbos, kadangi jie reklamuojasi turizmo informacijos centre, bet jie mums deklaracijų neteikia. Mes esame ir raštus rašę, tiesiog nėra taip paprasta ir mes dviese, kadangi skyriuje tikrai nepajėgus tą. Kada bazė iš tikrųjų yra tokia, kaip pasakyti, tos didžiosios tai visi žino, bet tarkim tie Airbnb, sakykime, ar Bookingo, tai yra tik tai pagal turbūt verslo liudijimus, ar ne šimtus. Nes mes kažkada iš Bookingo rinkomės, kada rašėme raštus, yra kas reagavo, yra kas nereagavo. Taip. Įrankių, pavyzdžiui, prisijungti prie, tarkim, mokesčių inspekcijos ar kažko ir įsifiltruoti pagal tam tikras ekonominės veiklas. Ar yra tokia galimybė? Pagal ekonominės veiklas įmanoma, bet kas įsipirkia konkrečiai, tai tikrai ne. Tik tai bendroje sumoje. Tiek tai, pavyzdžiui, nupirkta ten tų verslo liudijimų gali būti, bet ne konkretus, kas įsipirkęs. Tai šito tikrai ne. Tai kažkada buvo atvažiavusi mokesčių inspekcijos viršininkė, kalbėjo, sako, reiktų kažkaip jungti, kad tai būtų, jie galėtų įsijungti irgi šitą dalyką, kadangi žmonės, kai kurie vykdo veiklą, taip, yra visokių variantų. Daugiau klausimų turbūt nėra, tai kviečiu balsuoti su pateiktais korekcijoms dėl pritarimo šiam sprendimo projektui. 5 už, pritarta vienbalsiai. 15 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2023 metų gegužės 5 dienos sprendimo TSE 98 dėl Birštono savivaldybės tarybos kolegijos sudarimo pripažinimo netekusios galios. Taigi, kaip žinote, taryba buvo 23 metų gegužės 5 dienos sprendimu TSE 98 sudariusi kolegiją. Dabar vietos savivaldos įstatymui pasikeitus, kur numatyta, kad kolegija sudaro meras potvarkiu, tiesiog reikia panaikinti tarybos sprendimą, o kolegija sudėties tokios, kokia ir numatyta buvo vietos savivaldos įstatyme, bus patvirtinta mero potvarkiu. Tai tik procedūros klausimas. Ar būtų klausimų? Nėra, tai kviečiu balsuoti dėl šios sprendimo projekto. 5 už, pritarta vienbalsiai. 16 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 23 metų gegužės 5 dienos sprendimo TSA 100 dėl delegatų Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus pakeitimo. Irgi pranešėja
Aušra. Taip, siūloma pakeisti tarybos sprendimo 2 punktą ir numatyti pakaitinį, papildomą atstovą, kadangi atsitinka taip, kad kartais tas deleguotas atstovas dalyvauti negali, tai kad būtų, kas galėtų pakeisti. Dėkui. Taip, socialdemokratų frakcija siūlo Jono Pačėso kandidatūrą kaip pakaitinį, mano pakaitinį. Tai jeigu nėra klausimų, tada kvieščiau balsuoti dėl šio sprendimo. Pasitikim. Tai kviečiu balsuoti dėl šio sprendimo projekto. Penki už, pritarta vienbalsiai. Taip, 17 klausimas dėl spaudos leidinio prenumeratos 2025 metams neįgaliesiems pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims. Taip, šiuo tarybos sprendimo projektu prašome užprenumeruoti laikraščio Gyvenimas priedo Birštono versmės ir naujojo Gėlupų priedo prie Vytauto kalno egzempliorius. Iš viso 300 iš karto teikiu su pakeitimais, ne taip, kaip buvo tarybos sprendimo projekte. Tai būtų taip, kad 285 laikraščio Gyvenimas priedo egzemplioriai ir 15 laikraščio Naujasis Gėlupis priedo prie Vytauto kalno egzemplioriai. Ir bendra visų priedų prenumerata 25 metams kainuotų 9 851,40 €, tai lyginant su ta pateikta tarybos sprendimo projekte kaina būtų mažiau 1801 €. Tiesiog mažinamas dar kartą peržiūrėtas buvo ir skyriaus biudžetas ir sąrašai ir mažinamas kiekis ir atitinkamai mažėja ir išleidžiama pinigų suma. Ar būtų klausimų dėl šio sprendimo projekto? Prašau, Helmanas. Tai būtų, jeigu galima, aišku, su senais skaičiais, nes naujus tik tai dabar išgirdau, bet jau keli metai aš apie tai kalbu, kad kažkodėl skatinam ir palaikom tokią tvarką, kai laikraščio pristatymas kainuoja brangiau negu pats laikraštis. Man tai labai keistai atrodo. Ir eilinį kartą siūlyčiau užsakinėti vienodai abudu laikraščius ir abudu pristatinėti vienu metu, nes abudu laikraščiai išeina šeštadienį, tikrai yra pilnai visos galimybės tai daryti. Padalinant pristatymą šitų leidėjų gali pusę metų vienas leidėjas pristatinėti abudu laikraščius, kitą pusę metų kitas leidėjas abudu laikraščius pristatinėti arba kaip nors kitaip pasidalinti, kad nebūtų dvigubo važinėjimo ir bereikalo leidžiamas kuras. Ir pagal mano skaičiavimus senais skaičiais, kurie dabar truputį pamažėjo, už papildomus 4 000 € 350 gyventojų gautų ne vieną, o 2 skirtingus laikraščius. Ir tokiu atveju būtų vienodai palaikomi 2 vietiniai laikraščiai, o neskatinamas vieno leidėjo monopolis. Nes nematau, kodėl mes iki šiol to nedarom, o išleidžiam 4 000 laikraščiam ir 5 000 jų pristatymą tų pačių laikraščių. Nesąmonė visiškai. Dėl pristatymo tikrai negaliu kažko pakomentuoti, nes iš tikrųjų, kai rengiam tarybos sprendimo projektą, kiekvienas iš laikraščių teikia savo pasiūlymus su laikraščių pristatymais ir laikraščių kainomis. Tai manau, kad kiekvienas leidėjas tarėsi su pristatymais, tai tikrai negaliu kažko tai pakomentuoti. Galima net ir pasiklausti, ar būtų toksai galimas variantas, kad laikraščiai, ta prasme, bendradarbiautų ir pristatytų tuos laikraščius, o kas liečia dėl laikraščių priedų tokių skirtingų skaičių, tai jau tikrai keletą metų yra teikiant sąrašus įstaigų prašoma pateikti, apklausus gyventojus. Ir tokie yra pateikiami skaičiai. Tiek būna visi kažkaip iš seno, turbūt renkasi gyvenimo laikraštį ir norinčių skaityti naujojo Gėlupio priedą, kiekvienais metais tų žmonių būna tiek, kiek jų yra. Tai... Ar yra užduodamas klausimas, ar norite abiejų laikraščių?
Ar tiesiog yra klausimas, kurį rinktumėtės, ar tą, ar yra galimybė, ar norite abiejų laikraščių? Kadangi šiandien dienai buvo toksai klausimas, kad tiesiog užsakomas vienas iš, tai klausimą vieno iš, nes iš tikrųjų, jeigu būtų užsakomas abu laikraščio priedai tiek žmonių, tai tikriausiai kaina tikrai būtų dar didesnė. Tai dėl pristatymų, ar yra galimybė, ta prasme, kartu teikti, aš tikrai arba nesupratau jūsų klausimą. Žiūrėkit, mano klausimas yra pasiūlyti žmonėm abiejų laikraščių prenumeratą. Viskas gerai, aš tą suprantu, bet ta prasme, kiekvienas laikraštis su pristatytoju, su paštu šiuo atveju ar su kažkuo kitu tarėsi individualiai. Tai aš tikrai nežinau, nes nesidomėjau, ar tie laikraščiai, skirtingi leidėjai kooperuotųsi laikraščio pristatymą. Jeigu jūs antram pasakytumėt, kad mes iš jūsų užsakysim 330 laikraščių daugiau negu iki šiol, tikrai sakys taip, kooperuosius ir viską padarysiu, kad tai veiktų. Tiesiog nebuvo sudaryta galimybė. Ar tikrai taip yra, jūs galbūt domėjotės, aš tikrai iš tų klausimų nesidomėjau. Tiesiog jau kelinti metai aš vis šitą pasakau, vis šito paklausiu, pasakoma, kad pasidomėsim, padarysim ir niekas yra tuo klausimu nedaroma. Per kiekvieną šito klausimo sprendimą kiekvienais metais. Po komiteto tikrai paskambisiu, pasiklausiu ir rytoj, manau, iki rytojus turėsiu atsakymą. Gyventojams, ar jie norėtų vieno laikraščio, kito ar abiejų kartu? Apklausas gyventojams daro organizacijos. Ne, čia, o tai kaip jūs šitus skaičius išsiaiškinot, kas kurio nori? Teikia organizacijos. Kiekviena tai organizacija jeigu teikia galima, sąrašus. jeigu būtų galimybė, nes mes išleistume 4 000 eurų daugiau ir užsakytume 350 laikraščių daugiau. Dvigubai daugiau laikraščių užsakytume, išleisdami 3 kartus mažiau pinigų, negu išleidžiam dabar. Ta prasme, ta suma, kuri pasikeistų, kuri padidėtų, jinai yra smarkiai nežymi, lyginant su tuo, ką mes dabar išleidžiam. Bet kad gėlapio priedas 1 eurą kainuoja. Tai jisai dėl 20, kad užsakoma. Ne, jo nesvarbu. Nesvarbu, tikrai nebuvo. Aš kiek kalbėjau, tikrai jie pasako laikraščio kainą tokią, kokia jinai yra. Tokia yra laikraščio priedo pristatymo kaina. Jeigu užsako 20 vienetų. Aš kaip tai prašau pasiūlymą ir metų pradžioje, metų pradžioje tikrai skaičiai nebūna pasakyti, kiek mes užsakysime laikraščių. Jie žino ir mato ir supranta. Tai mes tikrai to nepasakom, kad užsakysim tik tiek, o ne daugiau ar mažiau. Aš pasiklausiu. Tai viskas yra gerai. Aš noriu pasakyti, kad tikrai vykdoma apklausa kiekvieno žmogaus, kaip yra nustatyta rėmuose, kokio amžiaus ir kokiai kategorijai jis priklauso. Ir yra sakoma, yra 2 laikraščių priedai, kurį renkiesi. Ir jau mes čia tikrai tie apklausėjai niekada nesam suinteresuoti, kad tokį ar tokį, tik nebruka niekas žmogui to ar to, tiesiog kokio žmogus pageidauja, tokį jam ir įrašo į sąrašus. Tai čia nereikia sakyti, kad čia vieną laikraštį ar kitą. Tiesiog nori, gal pripratę tie žmonės prie tų versmių daugiau ar kaip, ar gal ten informatyviau yra. Šito aš negaliu pasakyti, kodėl renkasi, bet apklausa būna, kokį renkiesi. O ne tai, kad tu tokį turėjausi sakyti. Čia aš iš tikrųjų tik noriu pasitikslinti. Čia tiesiog, ką buvo sakęs tarybos narys Helmanas, tai čia kalba yra ta, kad mes visiems žmonėms užsakome, teisingai suprantu, tam tikrą skaičių, tarkim, ir to laikraščio ir taupome ant pristatymo, ta prasme, jeigu tie būtų laikraščiai kooperuojasi su pristatymu, kas tauposi pristatymas, o laikraštis ir nevyksta tada žmonių, kaip pasakyti, pasirinkimo klausimas. Ar teisingai suprantu jūsų? Ir jau kurį skaityti, kurio neskaityti, jau renkasi tada patys. Pinigai, ta prasme, žmogus, jeigu nenori. Nes kai kada galbūt ir ta informacija dubliuojasi tuose laikraščiuose, ar nesidubliuoja? Tai aišku, kad dubliuojasi. Tai tada laikraščius tik remia. Nežinau. Tik vieną, o ne 2.
Darius dar. Ačiū. O norėjau paklausti, kiek Birštone yra pensinio amžiaus ir neįgalių žmonių viso? Neturim tokių tikslių duomenų, nes tiek, kiek yra pensinio amžiaus žmonių, tai yra tik tai sodros duomenys ir jie tikrai nėra teikiami, yra kintantys, neįgaliųjų draugijoje yra tikrai irgi narių skaičius kintantis virš apie 3,5 plius minus. Tai tikrai iš tų visų asmenų yra žmonių, kurie galbūt ir neskaito, kurie ir nesidomi. Šitus sąrašus žmonių jau kaip ir eilę metų teikia visos nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, tiesiog apklausdamos savo bendruomenių kaip organizacijų. Aš dar norėčiau paklausti, kaip apklausiami žmonės, kurie nepriklauso tom organizacijom? Tikrai jie tikriausiai yra ir neapklausiami, bet kadangi jau tai yra eilė metų šitas laikraštis užsakomas, tai tikrai metų eigoje ir į skyrių ateina žmonių, kurie tiesiog pateikia informaciją, kad aš noriu gauti tą laikraštuką, jeigu jis atitinka kriterijus, kuriais dabar vadovaujamės, kad pensinio amžiaus asmenys turėtų būti nedirbantis, jie turėtų būti nuo 70 metų ir į viršų, ir asmenys su negale. Tai iš tikrųjų, jeigu jie atitinka, tos tokius sąrašėlius pasidarom ir mes ir tuomet įtraukiam tos žmonės. Nes metų eigoje tie sąrašai, kurie yra patvirtinami, jie tikrai keičiasi dėl įvairiausių aplinkybių. Ir išvyksta žmonės, ir numiršta, ir įvairiausių. Tai ta kaita tikrai yra, taip, tikrai taip. Taip, tai ar galim balsuoti dėl šio sprendimo projekto? Tuomet tai kviečiu balsuoti dėl pritarimo. Taip, su pakeitimais. Taip, 4 už, 1 susilaikė, jeigu gerai pamačiau. 18 klausimas. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 dienos sprendimo TS 209 dėl paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 7, 48 ir 50 punktų pakeitimų. Šiuo tarybos sprendimo projektu prašoma pakeisti 7, 48 ar 50 punktus, nes metų pradžioje pasikeitė paramos būstų įsigyti ir išsinuomoti įstatymas. 7 punkte keičiasi tik tai, kad būsto nuomos ar išperkamosios nuomos būsto nuomos kompensacija galima tik tai tokiais atvejais, jeigu asmenys sudaro nuomos sutartį, registruoja ją registrų centre ir ta nuomos sutartis negali būti sudaryta iš savivaldybės būsto arba nuoma iš artimų asmenų. Tai yra turi būti iš svetimų žmonių ir grįžtame prie senos tvarkos. Tai tiek 48, tiek 50 punktų, kad būstų nuomos kainą tvirtina taryba. Anksčiau buvo tai, kad ūkio turto ar kaimo plėtros skyrius paskaičiuoja koeficientus, juos tvirtina taryba ir patvirtinus koeficientus pats nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas direktoriaus įsakymu, patvirtinamas direktoriaus įsakymu. Dabar tai tvirtina taryba. Taip kaip buvo anksčiau, daug anksčiau. Tai tiesiog yra tokie pagrindiniai pakeitimai. Ačiū. Ar būtų klausimų? Tai prašau, Darius. Kokia yra parama nuomai ir įsigijimui? Čia yra apie išperkamąją nuomą arba nuomos kompensaciją ir ji yra skaičiuojama priklausomai nuo šeimos narių pajamų, nuo būsto nuomos kainos, nuo būsto ploto. Tai tiesiog tai nėra konkreti suma. Tiesiog kiekvienu individualiu atveju jinai yra paskaičiuojama individualiai. Tiesiog jeigu žmogus išsinuomoja būstą svetimo žmogaus, nuomos sutartį registruoja registrų centre, jie pateikia prašymą ir tuomet mes skaičiuojam individualiai kiekvienu atveju. Tai tiesiog jei yra tokių atvejų, tai kviečiam tegul ateina ir paskaičiuosim, nes tikrai nėra nustatytos sumos ir nėra nustatytų kažkokios konkrečios sumos. Čia kas galėjo yra, daugiau kas dėl socialinių, Ne. ar tiesiog kaip čia yra parama tam pirmam būsiam? Ne, pirmam būstui tai yra visiškai kitaip. Čia gali kreiptis visi asmenys, kurie išsinuomoja būstą
ir nuomos sutartį pagrindas įregistruoja registrų centre, netrumpiau kaip 1 metų sudaro sutartį. Tikrai nėra numatytų kriterijų. Tik tai tiek, kad jeigu asmens pajamos bus ganėtinai didelės, o nuoma sutartį nurodyta maža, ten 100 eurų ar simbolinė, tai tikėtina, kad ta nuomos kompensacija tikrai tokiu atveju nebus. Bet jeigu, ta prasme, vidutinės yra pajamos, ten plius minus vienam šeimos nariui, iki minimalios ten kokios algos ir nuomos kaina yra, tikrai rodoma reali, tai tikrai tam tikra kompensacija išeina. Ir jinai yra mokama tol, kol yra sudaryta nuomos sutartis. Dėkojom. Ar dar būtų klausimų? Nėra, tai kviečiu balsuoti dėl šio sprendimo projekto. Penki už, pritarta vienbalsiai. 19 klausimas. Dėl valstybės žemės sklypo esančio muziejaus gatvėje 2 Birštono mieste dalių nustatymo. Čia bus visa eilė šitų turbūt sprendimų, tai net nežinau, ar turbūt vis tiek viską kartu pristatysite. Jo, tai pirmiausia sprendimas dėl dalių nustatymo, tai sprendimo projektų prašoma nustatyti žemės sklypo dalis reikalingas kiekvienam butui eksploatuoti. Žemės sklype yra 12 pastatų ir 16 butų ir yra pagal parengtą planą yra nustatytos dalys, kurios tenka vienam butui pagal jo plotą. Tai daliai butų yra nuomos sutartys sudarytos, tai jos nebuvo keičiamos tos dalys, o ten keli kvadratai netitikimai buvo išdėlioti ant tų, kurie dar nesudarė nuomos sutarčių. Nes iš principo pagal tai, kai buvo paskaičiuota nacionalinė žemės tarnybos, gavosi šiokie tokie netitikimai. Bet čia vis tiek kvadratai gaunasi. Tai šiuo sprendimu tiek, o kitus pristatysiu visus kartu. Taip, tai ar būtų klausimų dėl šio sprendimo projekto? Prašau, Darius. Pasitikslinti noriu, ar čia dabar mes kalbam apie tą turgaus buvusią, ar ir buitinio kartu? Ne kartu. Čia yra tik tais tie, kur jau pastatyti jo individualūs gyvenamieji namai. Jo. O ta kita dalis lieka, ta prasme, tam priskirta lieka vystytojui kol kas. Dėkui. Ar būtų daugiau klausimų? Nėra, tai kviečiu balsuoti dėl šio sprendimo projekto. Penki už, pritarta vienbalsiai. 20 klausimas. Dėl valstybės žemės sklypo esančio muziejaus gatvėje 2 Birštono mieste nuomos. Tai dabar 5 sprendimų projektai yra analogiški, tai yra to paties žemės sklypo, tiesiog skirtingiems butų savininkams prašant, yra pripažįstama pasibaigusia ankstesnioji sutartis ir naujai išnuomojama, sudaroma nauja nuomos sutartis, tai paskaičiuotai daliai tam butui. Tik norėčiau pateikti šiokios tokios informacijos, kad nuo lapkričio 1 dienos pasikeitus žemės įstatymui, pagal įstatymo nuostatas prieš tarybai priimant sprendimą išnuomoti žemės sklypą turim gauti nacionalinės žemės tarnybos išvadą. Tai pagal jų pateiktas rekomendacijas, kaip įgyvendinti šią įstatymo nuostatą, tai iš esmės sprendimų projektai turėtų būti apsvarstyti komitetuose, tada turėtumėm kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą, pateikti jiems visus dokumentus ir laukti jų išvados. Tai panašu, kad šitie 5 tarybos sprendimų projektai keliaus į tarybą ne rytoj, o gruodžio mėnesį. Gal vėliau išsireikalausim kitokios tvarkos. Taip, dabar yra tokia tiesiog tvarka. Prašau, Darius. Kokie išvadai gali teikti? Kokie išvadų variantai galimi? Arba sutarties projektas atitinka teisės aktų reikalavimus, arba jų nuomonė sutarties projektas netitinka teisės aktų reikalavimų. Tai praktiškai visos išvados buvo teigiamos, tačiau
kaip pamenat, praeitam turbūt posėdį buvo išnuomotas žemės sklypas Turistų gatvė 18, gavom neigiamą išvadą. Bet į šią tarybą mes nesikreipiam dėl patikslinimo, o tiesiog kreipiamės į nacionalinę žemės tarnybą pakartotinai įvertinti sudarytą sutartį, joje išdėstytas sąlygas ir priimti kitą sprendimą. Nes išvada neigiama yra dėl to, kad nėra parengtas žemės sklypo dalių planas, tai yra kiekvienam pastatui nepriskirta reikalinga žemės dalis, nors visus pastatus valdo vienas asmuo. Aišku, jiems netiko terminas ir netiko tai, kad sklype yra įvairių paskirčių pastatų, o sklypas išnuomotas vienai paskirčiai. Tai, iš esmės, mes kaip ir nesutinkam su kai kuriais jų tais tom interpretacijom ir žiūrėsim, kokie bus rezultatai. Daugiau klausimų būtų? Nėra, tai tada kviečiu tiesiog po vieną tada balsuosime dėl 20 sprendimo projekto. 5 už, pritarta vienbalsiai dėl 21 sprendimo projekto. 5 už, pritarta vienbalsiai dėl 22 sprendimo projekto. 5 už, pritarta vienbalsiai dėl 23 sprendimo projekto. 5 už, pritarta vienbalsiai ir dėl 24 sprendimo projekto. 5 už, pritarta vienbalsiai. Dėkoju. 25 klausimas. Dėl Birštono Lopšelio darželio Giliukas nuostatų patvirtinimo pranešėjams Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė. Labą dieną. Šiuo tarybos sprendimo projektu prašoma patvirtinti Birštono Lopšelio darželio Giliukas nuostatus ir įgalioti Birštono Lopšelio darželio Giliukas direktorę pasirašyti pakeistus Birštono Lopšelio darželio Giliukas nuostatus ir įpareigoti iki 2024 metų lapkričio 22 dienos pateikti juos ir registruoti juridinių asmenų registre. Nuostatai keičiami pagrindinė todėl, kad įsigaliojo naujos švietimo įstatymo nuostatos, tai yra 59 straipsnis ir 60, kurių pirmasis reglamentuoja tokį naują dalyką kaip mokyklos vadovo atšaukimą iš pareigų ir sąlygas, kada jis gali būti atšaukiamas iš pareigų. Ir kitas 60 straipsnis patikslina, kad mokykloje turėtų būti tokios savivaldos institucijos, tai mokinių taryba, mokytojų taryba ir tėvų taryba. Tai kadangi Giliukas darželis yra neformaliojo švietimo mokykla, tai tokios savivaldos institucijos kaip tėvų tarybos gali ir neturėti. Taigi ši įstaiga apsisprendė turėti kitokią tėvų komitetą. Kaip ir anksčiau, taip pat pakeistos buvo šiek tiek kiti punktai ir dar truputį norėsiu pakoreguoti jau parengto tarybos sprendimo kai kuriuos punktus. Tai yra 32 punkte, kuriame kalbama apie mokyklos tarybą. Vietoje žodžių vienas įstaigos darbuotojas išrinktas atvirų balsavimų bendruomenės visuotinėme susirinkime reikėtų įrašyti vienas vietos bendruomenės atstovas deleguojamas mokyklos socialinių partnerių. Todėl, kad švietimo įstatymai yra numatyta, kad būtent turėtų taryboje būti vienas narys iš vietos bendruomenės atstovų.
Ir 37 punkte vietoje žodžių, kad žodžio visi mokytojai, mokykloje dirbantis pedagogai įrašyti žodžius rinkimais išrinkti mokykloje dirbantis pedagogai. Ir pakoreguoti taip pat 7 punktą, nes pagal biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsnį mokyklos savininko teisės ir pareigas įgyvendina ne tik taryba, bet ir savivaldybės meras, o taryba įgyvendina tik tai kai kurias pareigas, kurios yra priskirtos išimtiniai ir paprastai savivaldybės tarybos kompetencijai. Taigi šitas punktas skambėtų taip: mokyklos savininko teisės ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teisės ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtiniai ir paprastai savivaldybės tarybos kompetencijai, jeigu paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Beruošiant pasikeitė įstatymas, beruošiant šitam klausimui. Nepasikeitė anksčiau. Tai jau kodėl negalima buvo iš karto čia parašyti? Tiesiog neįrašėme. Ar būtų klausimų dėl nuostatų? Nėra, tai tada kviečiu balsuoti dėl pritarimo šiam. Su pakeitimais, taip. 5 už, pritarta vienbalsiai. 26 klausimas dėl Birštono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo. Tai šiuo tarybos sprendimu prašoma patvirtinti Birštono meno mokyklos nuostatus, įgaliuoti Birštono meno mokyklos direktorę Rasą Norvilinę pasirašyti pakeistus Birštono meno mokyklos nuostatus ir įpareigoti iki 2024 metų lapkričio 22 dienos pateikti juos registruoti juridinių asmenų registre. Birštonos meno mokyklos nuostatai iš tikrųjų buvo keisti gana senokai, tai yra 2012 metais. Ir jie jau nebetitiko teisės aktų reikalavimų, taip pat buvo atliktas vidaus auditas mokyklos ir tokia rekomendacija yra įrašyta vidaus audito išvadoje. Tai tuo pagrindu būtent mokykla ir teikia atnaujintus nuostatus ir jie buvo keičiami. Taip, lygiai taip pat kaip ir prieš tai buvusiame tarybos sprendime, norėsime pakoreguoti ir pakeisti 7 punktą analogiškai, bei punktus susijusius su mokytojų taryba ir su mokyklos taryba, taip pat į mokyklos tarybos sudėtį įrašant vieną bendruomenės atstovą, kurį deleguoja mokyklos socialiniai partneriai, ir mokytojų taryba, kad ne visi mokytojai, bet rinkimais išrinkti mokytojai. Dėkui. Ar būtų klausimų dėl šių nuostatų? Nėra. Kviečiu balsuoti. Penki už, pritarta vienbalsiai. 27 klausimas. Dėl leidimo buveinės adresą nurodyti Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate. Yra gautas mažosios bendrijos Finekspertas prašymas leisti buveinės adresą nurodyti Birštono savivaldybėje ir parengtas tarybos sprendimo projektas, kurio prašome tarybą pritarti tokiam prašymui ir leisti mažajai bendrijai nurodyti adresą savo buveinės TICO pastate. Tai yra finansinių konsultacijų ir paslaugų mažoji bendryje. Kalbėjau su atstovė, savininkė. Jie nori pradėti verslą Birštone būtent, ieško įsilieti į verslo aplinką, teiktų konsultacijas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, ūkininkams, padėtų ir apskaitos klausimais, ir deklaravimo klausimais. Tiesiog tą visą finansinių konsultacijų apskaitos paslaugų spektrą norėtų teikti Birštono gyventojams. Tai ir
ką akcentavo, kad ieškotų ir patalpų nuomai, tai yra kaip ir, taip čia, verslas Birštone būtų, jisai registruotas kol kas yra Kaune, Kauno rajone. Ir čia mato iš tikrųjų labai geras galimybės, nes tokių paslaugų čia nėra teikiama, tai tą verslo aplinką pakankamai gerai vertina ir planuotų įdarbinti Birštono žmogų, nes fiziškai reikia, kad būtų čia konsultantas vietoje. Tai Spiečiuje veikiantis, kaip čia, Spiečiuje besimokantis moteris yra ir norėtų tą verslą pradėti būtent Birštone. Tai su tuo ir prašo leisti buveinės adresą nurodyti Birštono savivaldybės pastate. Kažkaip, kad žinotų visi kažkokios Gal prasiskelbs. Taip, iš tikrųjų tą viešinimą labai akcentavo, kad ir sklaida ir tada dar jinai pati plačiau irgi skleistų, kai jau susidėlios visus akcentus ir dalykus. Ar būtų klausimų dėl šio sprendimo projekto? Nėra, tai kviečiu balsuoti dėl pritarimo. Penki už, pritarta vienbalsiai. Dėkoju, visi sprendimo projektai apsvarstyti. Dėkoju šiandieną už darbą ir rytoj 9 val. Tarybos posėdyje tada lauksime.